Kažkada šokau repą, labai paprastai sakė. Bul, 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 bul. Bul, 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 bul. Palanga. Bul, 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 bul. Bul, 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 bul. Bul, 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 bul. Bul, 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 bul. Bu, 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 bul. Gražina, už jūsų gimtadienį. Antrą dainos dalį aš paskiriau tom draugiam, kurios eina kartu iki galo. Visos turim po tą draugę, kuri neleidžia išsiųstos žinutės, kuri palaiko plaukus. Mane viena draugė yra už diržo taip į kalną tempus. Laikė aš. Tos draugės, kur sako, dar po vieną ir eisim. Ir netgi jeigu jinai užsinori, pavyzdžiui, pasibučiuoti su tavo vyru, it's okay. Nedarom dramų. Sąžinė užgriaužė ir aš supratau, kad aš negaliu skatinti tautos vartoti šampaną. Ir manęs paprašė valstybė parašyti dainoje dalį, kur kažkaip pamoralizuotų šiek tiek jūs visus ir pasakytų jums, ką daryti, nes visi geriau žino už jūs, ką jums reikia daryti. Turit mūsų klausyti, aš atstovauju juos. Ir kaip mes pasakysim, taip ir dabar yra. Ir aš galvoju, kieno balsu aš turiu tą dalį, kad visgi nevartotų žmonės alkoholio įkūnyti. Ir aš supratau, tai turi būti žmogus, kurį mes visi pažįstam, mylim, gerbiam. Žmogus Kroksas.
daktaras Unikauskas. Tai aš noriu, kad jūs įsivaizduotume, kad jisai ateina pas jūs į namus, kiaurai sienom, stovi su baltais kroksais ir sako. Ir beje, laiko čia tokias putoplastinės smegenis, čia tokia kibira su iš LRT pasiėmęs tas rekvizitus ir aiškina. Skęsta smegenys šampane, burbuliuoja, nieko nebegalvoja, tirpsta burbulų fontane, nei rankyčių, nei kojyčių nebekontroliuoja, bet ateina draugė, sako, oi, kaip užliuliuoja, mums nieks nepaaiškins.